Laiškai sielos analitikui. 10 epizodas. Realus pasaulis? Į tokį klausimą gali atsakyti kiekvienas. Tiesa, dalis tik pasukinėja pirštu prie smilkinio ir nieko neatsako išgirdai šį iššūkį. Kaip ten bebūtų, mes mąstome daiktus, kurie mus supa ir tuo pačiu esame nepajėgus mąstyti apie materiją, kurios nesame patyrę. O kartais atrodo, kad mes verčiau patikėsime ir dar kitus pamėginsime įtikinti. Esame mes patys visiškai nematerialios būtybės, nuolat klaidžiojančios virtualybės ir išgalvotos tiesos simuliacijoje. Na, kaip ten bebūtų, mes mąstome ir savokas, kurių iš tiesų nėra. Pavyzdžiui, tiesa, amžinybė, sąžinė. Visa tai mums nesuteikia laimės ir nusivylimo. Šiuos ir kitus jausmus mums parūpina smegenų būsenas. Bioelektrocheminiai procesai, kurie ir formuoja mūsų realybę. Impulsai, kurie sužadina ir slopina nuolat atsinaujinantį patyrimą. Tik visiška pažinimo stagnacija, išlikus kūnui gyvam, o sąmoniai, išsižadėjus bet kokios refleksijos į išorinį pasaulį, galėtų mums atskleisti tai, ką mes vadiname mirtimi. Tačiau mums dar nemirus galutinai. Tuštumą, kurią mes suvokiame tik abstrakčiai arba griežtai matematiškai. O dabar apie jutimus. Visai netikroviškai, bet taip kaip pianistas pirštais per klavišus. Per širdį veriančią nežinios melodiją, kalboje ir tuo pačiu pasimetus tarp natų, patyrus chaosą ir baimę dėl to, ko nežinai. Bet tai bus rytoj. Šiandien užverčiu šį laišką, dar nepadėjęs taško. Mirties kvapas. Toks, kokio nenusiplausi duše. Tačiau būtent ten pajuntu šį kvapą geriausiai. Nes visi pašaliniai kvapai išnyksta. Garai, sklindantis mano kvėpavimo takais, sužadina receptorius ir leidžia geriau pasisavinti esminį gyvenimo kvapą, kuris kyla iš pat pagrindų ir vis stiprėja. Dar toks klausimas. Ar paradoksalu, kad gyvenimo kvapas tai mirties kvapas? Visai ne. Tik visiškas naivuolis galėtų atsakyti, jog taip. Būtent mirtis yra visko, kas sąmoninga variklis. Tik jis skatina gyvos būtybės, kurios trokšta amžinybės, kažką daryti dabartyje. Ir tik suvokimas apie dabarties laikinumą joms suteikia galią padaryti kažką išties prasmingo, bent jau dalį iš tų, kurie pajėgia būti sąmoningais. Tiesa, ta karta, ta paskutinį, kuomet kvapas labiau buvo panašus į nuojautą, pats kūnas buvo kažkoks keistas, tarsi sustingęs, dar gyvas, bet tuo pačiu jau pasiruošęs mirti. Ar esate matę nabašniko akis? Ne to, kuris jas jau užmerkia, ar to, kuriam užmerkti šias akis reikia gyvajam, bet to, kuris tuoj mirs. Jos būna tuščios ir tuo pačiu žvelgiančios į gyvenimą visus savo pajėgumu. Tai visai kitos akis, ne tokios, kurios priklausė tam žmogui, kuris dar buvo gyvas. Kaip ir kūnas, tokio žmogaus kūnas nepūva. Kaip tik priešingai, jis stingsta, džiūva ir labai greitai kaupia savo gyvybinius syvus vienai akimirkai, vienam momentui. Regis suprantu viso šio proceso, tokios sužadinimo frustracijos priežastį. Tai siela, tiksliau jos nebuvimas. Štai ir klausimas jums. Ar pastaroji vis dar yra su manimi? Sielos analitikui turėtų būti žinomi tokie simptomai. Ir nors nesitikiu jokios pagalbos, bet noriu žinoti, kiek dar liko. Kiek dar liko tokio kentėjimo, kuri nuolat pakeičia viltis. Viltis, kuri jau savo pačios esme yra beprasmė. Nes grįžtant prie to, nuo ko pradėjome. Gyvenimo kvapas tai mirties kvapas. Gyvenimas ir eina pasitikti mirtį. Tuščiomis, blankiomis, bet tuo pačiu atviromis akimis.